Moterim, kaip tapti nuostabia meiluže. Pirmas žingsnis – susipažinti su savo kūnu, įvaldyti savo kūną. Mes moteris esam labiau tantrinės, labiau orgazmiškos, jausmingos. Mes valdom tą seksualią energiją, mes valdom intymumą, mes valdom, kada vyras ejakuliuos, kada ne. Mes, jeigu valdėm savo kūną, mes galim valdyti ir juos. Bet tik tada, kada susipažįstam su savo kūnu, kada galim jausti daug malonumo ir vien tik pagalvojus apie tai, galim jausti kaifą malonumą tiesiog be priežasties. Tai labai svarbu, kad susipažintum su visais rūšių orgazmais ir jaustumėsi gana pasitikinti savo kūnu. Ta kelionė mokymus iš tikrųjų niekada nesibaigia, bet tiesiog jaustumėsi gana pasitikinti savo kūnu. Antras svarbus žingsnis yra oralinis. Kad tai būtų daroma iš noro, dažnu atveju, dargi moteris ateina į kursą, išgirstu, kaip jos arba bijo, arba gėdijasi, arba nenori ir tai daro iš pareigos. Vyrai tai jaučia. Jiem atsiranda performanso problemų, jie gali per greitą, ar nebaigti, atsiranda tokių dalykų. Nes mes esam energetinės būtybės, mes jaučiam vienas kitą. Tai labai svarbu susipažinti su tuo ir daryti tai dėl savęs, dėl savo kaifo. Ir pamaloninti vyrą iš to norėjimo, kad jis jaustųsi malonume, kaife. Nedaryti iš to, kad nori išlaikyti vyrą, dabar čia jam reikia, padarysiu čia greitai kažką. Tai labai svarbu yra tai įvaldyti. Kitas aspektas yra moterim kvėpuoti mylėjimosi metu. Įgarsinti, kaip vyras žinos, kada tau gera. Tu turi būti tas atsakas, kai jis kažką daro ir tu jam sakai taip, ne, čia, ten, toliau, dar ilgiau. Tu turi sugebėti pažinti pakankamai savo kūną ir kalbėtis. Ar tai žodžiais, ar tai giliu kvėpavimu, ar tai leidimo garsais, kur tau malonu. Nes jis turi žinoti. Jeigu vyras turi klausti, ar tu patyrei orgazmą, vadinasi, tu tiesiog pafeikinai, nes jis nieko nematė. Vyras jau daug kaifo, kai tu patirsi daug kaifo. Tai iš tikrųjų visas tie patarimai yra savanaudiški. Tu patirk daug kaifo ir vyrų jau nebereikės kaip ir rūpintis, nes tu atiduosi labai daug jam, jis pasiims daug energijos iš tavęs. Tai yra vis tiek orbita, kur mes dalinamės. Tai labai svarbu, kad tu būtum įsijungusi. Nes kaip sakiau, moteris valdo šitą energetiką. Turi išmokti priimti, turi išmokti ir duoti energiją savo partneriui. Ir kitas aspektas, kuo lietuvaitis dar vis nedrįsta, būti tos lovoje viršininkės. Užlipti ant viršaus, sakykime, reikia pozicijai ir pasiimti tą kaifą iš vyro dėl savęs. Sako, aš tada būsiu kažkokia tai vyriška. Tikrai tu nebūsi. Tu tiesiog imsi iniciatyvą ir vyrui bus įdomu pabūti pasyvioj pozoj. Jam ten irgi daugiau pliusų, bet tas kitas, jau kita tema, kitas video. Bet save išsieksperimentuok, ar tu gali ateiti ir pasiimti, būti visiškai kontroliai, eidama link savo malonumo, paeksperimentuok. Jis gali pajusti be galo daug kaifo ir priimti tavo iniciatyvą kaip didžiausią dovaną. Taigi, nebijok paeksperimentuoti. Jeigu susumuosim, tai pažinti savo kūną, taip labai trumpai, ir kitas mylėti vyro kūną. Tai tokie du žingsniai. Visa kita tarp to, tai yra tiesiog technikos, kad kvėpuoti, išleisti garsą, įjungti kaip mikroorbitą, eksperimentuoti. Bet jeigu galėčiau dar pridėti vieną patarimą, kai eksperimentuoji, niekada nedaryk to, ką tavo vagina dar sako ne. Nedaryk vardant vyro ar kažkokios tai adrenalino patirties. Įsitikink, kad tavo kūnas to nori. Nes jeigu tai darysi prieš, nepatirsi nei pati ir sužalosi savo ryšį su savo kūnu. Tai tiesiog įvertink tą riziką, kiek tavo kūnas yra tam pasiruošęs. Tai išbandyk, o jeigu reikia idėjų, pridėta kursai tau, moteriai malonumo gale. Ir taip pat, jeigu tai esi vyras ar pora, kurio klausotės tantrinio masažo kursai online, kur gausi labai daug technikų, kaip atrasti daugiau
ryšio, malonumo savo gyvenime ir ypatingai globoje. Iki susitikimo malonumo pusėje.